2022 metais Kinijos šnipinėjimo palydovas praskriejo virš Nevados dykumos ir pastebėjo kažką, kas neturėjo egzistuoti. Kažką milžiniško. Kažką, apie ką JAV oro pajėgos niekada oficialiai nepripažino, kad statė. Pentagonas nieko nekomentavo. O jei pažįstate Pentagoną, tai reiškia, kad jie turėjo daug ką pasakyti. Ši istorija prasideda viduryje niekur. Tiksliau, milžiniškoje Nevados bandymų ir mokymų teritorijoje NTTR, tai uždara dykumos teritorija, dydžiu prilygstanti Šveicarijai. Čia gimsta, bandomi ir jei nepavyksta, pamirštami slapčiausi Amerikos ginklai. Tai labiau pramoninė paslaptis nei karinė bazė. Mohavijo ir Didžiosios baseinų dykumos jau savaime buvo puikios vietos paslaptims saugoti. JAV vyriausybė tai tik įteisino. Taigi, ką tiksliai užfiksavo palydovai? Ar Kinija aptiko įrodymų apie kitą Amerikos ginklą, galinti pakeisti žaidimo taisyklės? O jei tai tik paprastas sandėlis, kodėl jis didesnis už bet ką, ką oro pajėgos kada nors pripažino egzistuojant? Aš pradėjau ieškoti atsakymų. 2023 m. vasarį Kinijos šnipinėjimo balionas perskrido Jungtines valstijas. Jis nubrėžė tikslų 8 pavidalo maršrutą virš Montanos. Jis pakibo virš Minuteman III šachtų Malmstremo oro pajėgų bazėje, siųsdamas signalus atgal į Pekiną realiu laiku. Jis dreifavo virš objekto, kol F-22 galiausiai jį numušė prie pietų Karolinos krantų. Viešai pareigūnai tvirtino, kad žvalgybinė vertė buvo ribota. Tik tai nebuvo tiesa. Kai vėliau pasirodė vidiniai vertinimai, jie nupiešė kur kas mažiau guodžiantį vaizdą. Pagal tuos pranešimus, balionas sėkmingai surinko žvalgybinę informaciją, kai skrido virš galvos. Kitaip tariant, atrodo, kad jis pasiekė būtent tai, kam buvo pasiųstas. Kinijos palydovai praskrenda virš Nevados daugumą savaitės dienų. Rusijos palydovai turi savo tvarkaraščius. O jei norite pasižiūrėti patys, privačios palydovinių vaizdų bendrovės mielai parduos jums aukštos raiškos Groom Lake nuotraukas už kelis šimtus $. O analitikai, kurie tyrinėja šiuos vaizdus, nuolat daro tą pačią išvadą. NTTR viduje statoma kažkas neįprasto. Įrodymai matomi kiekvienam, kuris nori pasižiūrėti, tačiau oro pajėgos vis dar atsisako pripažinti, kad jie egzistuoja. 2022 m. pradžioje vienas iš tų privačių palydovų užklupo bazę netikėtai tarp suplanuotų praskridimų. Nuotraukoje buvo matyti Delta formos orlaivis, stovintis ant riedėjimo tako visiems matomoje vietoje. Ant dalies jo buvo užmesta apsauginė palapinė, tačiau konstrukcija vis tiek buvo pakankamai atvira, kad būtų galima įžiūrėti kontūrus. Forma buvo neabejotina. Be uodegos, su lenktais sparnų galais, netitinkantis jokio orlaivio, kurį JAV oro pajėgos kada nors būtų viešai pripažinusios. Jokio oficialaus paaiškinimo nebuvo. Pentagonas nekomentavo. Nei Northrop Grumman, nei Lockheed Martin, nei Boeing taip pat nekomentavo. Kitose nuotraukose buvo užfiksuotas angaras maždaug 215 pėdų pločio. Oro pajėgos nestato tokio dydžio pastatų sandėliavimui. Tokie pastatai statomi aplink kažką konkretaus. Kažką, kas bent jau kol kas neturėtų egzistuoti. Ir kinai tiksliai žinojo, kur ieškoti. Žemė, kurioje visa tai slepiama, driekėsi gerokai toliau nei viena bazė. Nuo rytinių Sierra Nevados šlaitų iki vakarinio Naujosios Meksikos pakraščio, ji apima milžinišką, nenutrūkstamą ribojamos erdvės plotą. Mohavės dykuma Kalifornijos pusėje. Didysis baseinas, besidriekianti per Nevadą ir į Jutą. Kelių atlase tai atrodo kaip tuščia dykuma. Slaptame žemėlapyje tai atrodo kaip vienas vertingiausių nekilnojamojo turto plotų, kuriuos JAV vyriausybė kada nors valdė. Tai, ką radau, pakeis pasaulinės galios pusiausvyrą artimiausiams 50 metų. Ribojama zona virš Nevados bandymų ir treniruočių poligono apima daugiau nei 12 000 kvadratinių mylių. Dar 7 000 kvadratinių mylių bendros karinės oro erdvės ją supa. Kartu tai didesnė teritorija nei Šveicarija. Joks komercinis skrydis jos nekerta. Gynybos departamentas šią oro erdvę laiko uždarytą nuo 1940 metų spalio 29 dienos. Per 86 metus nepertraukiamos kontrolės linijos žemėlapyje judėjo tik viena kryptimi – į išorę. White Sands raketų poligonas pietų Naujojoje Meksikoje užima 3200 kvadratinių mylių žemės. Įskaitant visą ribotą oro erdvę, jis išsiplečia beveik iki 7600 kvadratinių mylių, besitęsiančių nuo dykumos paviršiaus iki pat kosmoso ribos. Tai didžiausia ribota gynybos departamento oro erdvės šalyje. Kelios valandos į vakarus yra karinio jūrų laivyno oro ginklų stotis China Lake, užimanti 1,1 milijono akrų vakarinėje Mohavės dykumos dalyje. Tai sudaro 85% visos žemės, kurią JAV karinis jūrų laivynas naudoja naujiems ginklams bandyti. Sudėkite šias 3 vietas kartu, o tada pridėkite 10 mažesnių poligonų išsibarsčiusių po visą regioną. Tai, kas susidaro, nėra bazių rinkinys, o ištisinė uždara zona, besidriekianti per 3 valstijas. Tai didžiausia koncentruota karinių bandymų teritorija žmonijos istorijoje.
Jungtinės valstijos kontroliuoja daugiau riboto oro erdvės virš savo teritorijos nei beveik bet kuri kita šalis pasaulyje. Daugiau turi tik Kinija. Visa tai neatsitiko atsitiktinai. Tai yra 80 metų trukusio projekto rezultatas, apėmusio 14 administracijų, 6 didelius karus ir 2 visiškus Amerikos požiūrio į karą perrašymus. Per visą šį laiką kryptis iš esmės nesikeitė. Žemėlapis tiesiog vis plėtėsi. Vertingiausias nekilnojamasis turtas Amerikos karo mašinoje nėra Šiaurės Virdžinijoje, Pietų Kalifornijos inžinerijos centruose ar net pačiame Pentagone. Tai ruožas sausų ežerų dugnų, druskos lygumų ir uolėtudžio baseinų. Kinija negali to atkartoti Gobio dykumoje, Rusija negali to padaryti Sibire, o Saudo Arabija Rub al-Khali dykumoje. Žemėje netrūksta tuščių plotų. Kai kurie jų nedidesni už Amerikos pietvakarius pagal plotą. Tačiau nė viena iš tų vietų nesukūrė to, ką sukūrė Amerikos pietvakariai. Nes esmė ne vien erdvėje. Viskas priklauso nuo 4 sąlygų, kurios turi egzistuoti vienu metu. Pirmoji – pats oras. Didysis baseinas yra 1200–1800 metrų virš jūros lygio aukštyje. Atmosfera čia yra reta, stabili ir nuspėjama taip, kaip žemesniuose aukščiuose nebūna. Radaro duomenys grįžta aiškesni, jutikliai ilgiau išlieka sukalibruoti, o raketos skrenda su mažiau išorinių trikdžių. Net ir nedideli veiksniai, kurie kitur iškraipytų duomenis, čia yra sumažinti. Bandomieji skrydžiai, atliekami virš Grumo ežero, duoda švaresnius ir patikimesnius duomenis nei pakrantės poligonai net ir geriausiamis jų dienomis. Ir dar yra dangus. Mohavos dykuma ir didysis baseinas kartu turi daugiau nei 300 dienų per metus be debesų. Norint sekti orlaivį, skrendantį didesniu nei Mach 1 greičiu, reikia nenutrūkstamo matomumo 100 mylių. Viena debesų juosta gali sužlugdyti bandymą, kurį ruošiasi 18 mėnesių. Po visa tuo yra Žemė. Sausos ežerų dugnai yra vieni iš lygiausių natūralių paviršių planetoje. Grumo ežeras, Rodžerso sausasis ežeras Edwardse, Gibsiniai plotai White Sande, Jukos sausasis ežeras NTTR teritorijoje. Jie nereikalauja paruošimo ar statybų, kad galėtų būti naudojami kaip pakilimo takai. Naujas orlaivis gali nusileisti tiesiai ant pliko ežero dugno, paliesti žemę ir sustoti tiesiog ant suspausto žemės. Paskutinė sąlyga yra ta, kurią dauguma užsienio planuotojų nuvertina – artumas. Palmdale esanti oro pajėgų gamykla 42 yra maždaug valandą kelio sunkvežimi nuo Edwardso. Kitos įstaigos yra pakankamai arti, kad inžinieriai galėtų ryte išeiti iš projektavimo kambario, o jau po pietų matyti, kaip dykumoje bandoma technika. Net pagrindiniai aviacijos centrai pakrantėje, tokie kaip Lockheed Martin ir Raytheon, yra pasiekiami per pusdienį. Taigi, Amerikos pietvakariuose yra ne tik tuščia žemė, čia yra tinkama tuščia žemė. Viskas išsidėstė tinkamai, šalia tinkamos pramonės, po tinkamu dangumi. Toks derinys neatsirado atsitiktinai. Tai yra 80 metų trukmės sistemos, statytos sluoksnis po sluoksnio, pagrindas. Ilgainiui ši sistema pakeitė škaro pobūdį. Nekartą jį padėjo visiškai pakeisti taisyklės. White Sands poligonas užima didesnį plotą nei Rodo sala ir Delaveras kartu sudėjus. Į jo teritoriją galėtumėte sutalpinti 9 didžiausias armijos bazes ir vis tiek liktų vietos. Čia įsikūrusi armija, karinis jūrų laivynas, karinės oro pajėgos, NASA ir apie 200 privačių rangovų. Jie čia atvyksta dėl vieno dalyko – išbandyti dalykus, kurių tiesiog negalima išbandyti niekur kitur. Visi amerikietiški hipergarsinių technologijų projektai, kurie šiuo metu vystomi, yra vertinami būtent čia. Nėra kitos vietos šalyje, kur būtų toks atviros oro erdvės ir kontroliuojamo poligono derinys. Jūs negalite realiai skraidinti aparato Mach 8 greičiu niekur kitur Jungtinėse valstijose. Baltųjų smėlynų komplekse yra aukštos energijos lazerinių sistemų bandymų centras. Jis įrengtas sustiprintame bunkeryje, sukurtame atlaikyti sąlygas artimas branduoliniam smūgiui. Čia laikomos vienos pažangiausių nukreiptosios energijos sistemų gynybos departamente, įskaitom karinio jūrų laivyno sluoksinę lazerinės gynybos sistemą. 2022 metais ji sėkmingai numušė droną, imituojantį iki garsinę sparnuotąją raketą. Jei Amerikos lazerinių ginklų era turi gimimo vietą, tai yra ši naujosios Meksikos žemės dalis. Keli šimtai mylių į vakarus yra karinio jūrų laivyno oro ginklų stotis China Lake. Čia karinio jūrų laivyno inžinieriai 1950 metais sukūrė pirmąją AIM-9 Sidewinder raketą. Konstrukcija, kuri dešimtmečius tapo NATO naikintuvų standartinė raketa. Maždaug 85% visų iš oro paleidžiamų ginklų šiuo metu naudojamų JAV karinėme jūrų laivyne buvo sukurti arba išbandyti China Lake, įskaitant ir Tomahawk sparnuotųjų raketų darbus. Dabar China Lake vykdo nukreiptosios energijos bandymus ir hipergarsinių komponentų testavimą. Čia kuriama nauja oro-oras raketų karta. Tos, kurios turi pranokti Kinijos naikintuvų jutiklius. Naujos programos pakeičia senas, vos tik šios išeina iš gamybos. NTTR yra viso to širdis. Už tvoros stovi sovietinių, rusiškų, kiniškų ir iraniškų oro gynybos sistemų modeliai.
Grėsmės spinduliai sukuria elektroninius pėdsakus, labai tiksliai atitinkančius tikrų Žemė-oras raketų pozicijų charakteristikas. Pilotai, dalyvaujantys Red Flag pratybose, treniruojasi prieš oro gynybos sistemas, kurios elgesi taip, kaip tos, su kuriomis jie susidurtų virš Pekino, Maskvos ar Teherano. Mokymai tokie realistiški, kad sąjungininkų oro pajėgos siunčia geriausius savo naikintuvus į tas pačias pratybas. Didžioji Britanija, Australija, Pietų Korėja, Japonija. Niekur kitur už JAV ribų nėra nieko panašaus. Poligonas nuolat buvo modernizuojamas 80 metų. Senesnės radarų sistemos iš Trumano laikų buvo pakeistos, nė kartą nenutraukus veiklos. Tinklas niekada nebuvo išjungtas. Dešimtmečius trukę nenutrūkstami bandymai sukūrė didžiausią skrydžių duomenų archyvą Žemėje. Šis archyvas tapo savotišku pranašumu, Nes jokia užsienio valstybė negali jo atkartoti, nepradėjusi tų pačių 80 metų eksperimentų nuo pradžių. Nuo 10-ojo dešimtmečio pradžios Kinija investavo apie $1,5 trilijono į karinius modernizavimus. Liaudės išlaisvinimo armijos oro pajėgos dabar pagal bendrą pažangių naikintuvų skaičių, priklausomai nuo to, kaip skaičiuojama, J-10 flotilė Kinija lenkia JAV oro pajėgas. Tačiau, kaip be pažiūrėsi, Kinijos oro galia sparčiai mažina atotrūkį. Artimiausias Kinijos atitikmuo yra Žukovas Gobio dykumoje. Ir šis palyginimas Amerikos pranašumą parodo aiškiau nei bet kokia statistika. Nėra jokio veikiančio bandymų poligono ir jokio didelio aviacijos gamybos centro – 600 mylių spinduliu. Raketos apribotos siaurais orbitiniais keliais. Nėra integruoto ginklų bandymų koridoriaus, nėra nieko panašaus į Red Flag. Nėra ir slaptų sujungtų tinklų, jungiančių Edwardsą, Groom Lake'ą, White Sandsą ir China Lake'ą. Iki 2018 metų. JAV pareigūnai apskaičiavo, kad per tą patį laikotarpį Kinija atliko maždaug 20 kartų daugiau hipergarsinių skrydžių bandymų nei Jungtinės valstijos. Tai įrodo, kad programa juda greitai. Tačiau yra problema. Kinijos bandymų tinklas išsklaidytas po visą šalį. Kiekimo grandinės yra suskaidytos. Amerikos pietvakariuose viskas vyksta vienoje sujungtoje zonoje. Tai daro didžiulį skirtumą. Tačiau Pekino problema yra laikas. Baltųjų smėlynų radarų tinklai buvo tobulinami nuo 1945 metų. Kai pirmosios užgrobtos vokiečių Vėdų raketų dalys atvyko, skrydžių duomenų bylos siekia dar Eisenhowerio laikų bandymų programas. Slaptos jungtis sujungia Edwardso, Groom Lake, Tonopos poligonus, Baltųjų smėlynų ir Kinijos ežero poligonus į sistemą, kurią kūrė ištisos inžinierių kartos. Net taisyklės, draudžiančios civiliniams orlaiviams skristi ribotais koridoriais, buvo parašytos 1940 metais ir galioja iki šiol. Kinija pradėjo kurti savo versiją 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Statybos vyksta greičiau. Pakilimo takai gali būti pastatyti per kelis mėnesius, o radarų stotis per mažiau nei metus. Tačiau greitis negali pakeisti bandymų ir klaidų metodo. Kai kurie pajėgumai priklauso ne vien nuo pinigų. Norėdami pamatyti, kaip šis skirtumas pasireiškia realybėje, tiesiog pažvelkite į Chengdu-džėjus 20. Jis pirmą kartą pakilo 2011 metų sausį, o po kelių dienų nuotraukos jau buvo platinamos internete. Per savaitę Pentagonas jau buvo matęs aiškes šio orlaivio nuotraukas dar prieš jam baigiant pirmąjį skrydžio ciklą. Palyginkite tai su F-117. JAV laikė jį visiškojo paslaptyje 7 metus, kol apskritai pripažino jo egzistavimą. Tokį slaptumo lygį Kinijai pasiekti daug sunkiau. Jos bandymo aikštelės yra arčiau civilių kelių, o infrastruktūra labiau atvira. Taigi taip, atotrūkis mažėja. Bet kuris rimtas analitikas jums tai pasakys, tačiau jis dar neužsidarė. O likęs JAV pranašumas vis labiau sutelktas į programas, kurios visiškai neviešinamos. Ir Groom Lake yra to įrodymas. Ribota zona R4808. N jau dešimtmečius supa šią bazę. FAA dokumentuose jos paskirtis apibūdinama kaip bandymai ir mokymai. 2014 m. rugpjūtį pietinėje Groom Lake riedėjimo tako dalyje pradėta statyti nauja angaras. Civiliai analitikai iš palydovinių nuotraukų nustatė, kad pastato kontūras buvo maždaug 215 ant 215 pėdų. Netrukus po to aviacijos istorikas Peteris Merlinas aptiko kitą pastatą, kuris buvo pastatytas. Jis buvo daug didesnis nei bet kuris anksčiau bazėje statytas pastatas. Maždaug tuo pačiu metu oro pajėgos pradėjo riboti prieigą prie aplinkinių teritorijų. 2015 m. spalį, po daugelio metų nesėkmingų derybų, oro pajėgos konfiskavo Groomo kasyklą. Tai buvo paskutinis privatus sklypas, iš kurio buvo galima aiškiai matyti bazę. Šeima, kuri šį sklypą valdė ištisas kartas, buvo išstumta, kai derybos žlugo. Po kelių metų, 2018 pradžioje, oro pajėgos kreipėsi į Kongresą. Jos paprašė atimti 300 000 akrų iš dykumos nacionalinio laukinės gamtos draustinio, kad išplėstų NTTR. Gamtosaugininkai ir čiabuvių grupės tam pasipriešino ir planas galiausiai žlugo. Bazė vis tiek toliau plėtėsi. Tarp 2018 ir 2020 metų ant įvairių angarų buvo pastatyti nauji stogų priestatai.
Iš viršaus jie atrodo niekuo neišsiskiriantis. Tačiau praktiškai jie leidžia orlaiviams užsivesti, riedėti ir skristi nė karto nepatenkant į stebėjimo iš viršaus lauką. Oro pajėgos jau dabar daugelį judėjimų ant Žemės derina pagal palydovų praskridimus. Šios konstrukcijos tai padaro nebereikalinga. Tada pasirodė vaizdas, kuris patraukė visų dėmesį. 2022 metų pradžioje Planet Labs palydovas užfiksavo paslaptingą delta formos orlaivį, aiškiai matomą ant riedėjimo tako. Kaip sakė analitikas Tayloris Ragojus, jis atrodė kitaip nei bet kas anksčiau buvo matyta Groom Lake bazėje. Iki 2025 metų. Stebėtojai surado daugiau užuominų. Dar vieną užuominą suteikė vieno iš neįprasčiausių oro pajėgų orlaivių – stipriai modifikuoto Boeing 737, žinomo šaukiniu RAT-55. Jo užduotis – skristi greta slaptų orlaivių ir matuoti, kaip jie matomi radarui iš visų kampų. Keletą kartų stebėtojai pastebėjo RAT-55 skrendantį virš Mohavės, dažnai trajektorijomis siejamomis su slaptumo bandymais. RAT-55 skrenda tik tada, kai yra kažkas, ką verta matuoti, ir jo nuolatinis buvimas leidžia manyti, kad ten vyksta kažkas naujo. Oro pajėgos tylėjo. Taip pat tylėjo ir Pentagonas bei visi pagrindiniai rangovai. 2026 metais, kovo mėnesį, naujos palydovinės nuotraukos parodė kai ką kitą. Naujas angaras Papoose Lake, išdžiūvusio ežero dugne. Iki tol stebėtojai manė, kad Papoose yra jutiklių bandymų zona arba atsarginė nusileidimo juosta. Pilno dydžio angaras ten rodo visai ką kitą. Oro pajėgos paskirsto savo slaptas programas per kelias vietas. Net turintys leidimus darbuotojai vienoje vietoje nebežino, kas vyksta kitoje. Palyginkite tai su B-21 Raider kūrimu. B-21 buvo vystomas visiškai kitaip. 2015 metais projektas buvo patikėtas Northrop Grumman. Lėktuvas buvo kuriamas daugiausiai viešai, 2020-aisiais, antraisiais metais pristatytas per televiziją transliuotoje ceremonijoje, o 2023 metais pirmą kartą pakilo į orą prieš pradedant skrydžių bandymus Edwardso bazėje. Oro pajėgos niekada nebandė slėpti šio orlaivio egzistavimo. Ir tai buvo sąmoningas pasirinkimas. Tam tikrų momentų pareigūnai nusprendė, kad pats bombonešio egzistavimas yra mažiau svarbus nei jo viduje slypinčios galimybės. Tai daug pasako apie tai, kas vyksta Groom Lake tvoros viduje. Nes jei B-21 buvo saugu atskleisti, pagalvokite, kas nebuvo saugu atskleisti. Viskas, kas vis dar reikalauja visiško slaptumo Groom Lake objekte, buvo laikoma daug jautresniu nei naujausias Amerikos bombonešis. Remiantis tuo, kas buvo nutekinta, kitos kartos Amerikos oro galia remiasi 3 elementais. Šeštosios kartos naikintuvą pagal kitos kartos oro dominavimo programą, bepiločių sparnuočių flotilę, žinoma kaip bendradarbiaujantis koviniai orlaiviai, ir trečiąjį pajėgumą, apie kurią oro pajėgos vis dar atsisako atvirai kalbėti. Pirmosios 2 turi viešus pavadinimus, bet trečioji ne. Kiekvienas Jungtinių valstijų konkurentas kuria hipergarsinius smūginius ginklus. Raketas, kurios skrenda 5 machų ar didesniu greičiu, tokiose aukštumose, kur visi dabartiniai Amerikos perėmėjai nebegali jų pasiekti, kol dar nepriartėja. Pentagonas tai viešai pripažino. Tai spraga visoje gynybos architektūroje. Kelerius metus iš eilės slaptoje oro pajėgų biudžeto dalyje buvo neidentifikuota biudžeto eilutė. Analitikai, kurie profesionaliai seka tokius dalykus, negali jo priskirti jokiai žinomai programai. Tai neatitinka šeštosios kartos naikintuvo. Tai neatitinka bendradarbiaujančio kovinio orlaivio. Tai neatitinka jokios šiuo metu pripažintos nukreiptosios energijos programos. Ir tada yra RAT-55. Mažo pastebimumo matavimo orlaivis buvo pastebėtas skrydžio profiliuose, kuriuos analitikai apibūdina kaip nesuderinamus su įprasto orlaivio bandymais. Šioje dykumoje yra matuojamas kažkas, kas neturi pavadinimo, ir oro pajėgos jo nesuteiks. Tuo tarpu bepiločių orlaivių komponentas jau formuojasi. 2024 metais oro pajėgos pasirinko General Atomics ir Endural kurti pirmąją bendradarbiaujančių kovinių orlaivių bangą. Skrydžio bandymai jau vyksta Nevados komplekse. Tikslas – bent 1000 tokių orlaivių. Jie sukurti skristi priekyje pilotuojamų naikintuvų, gabendami jutiklius, ginklus ar elektroninio karo įrangą. Jei priešas paleidžia raketas, pirmiausia pataikoma į dronus. Pilotai išlieka gyvi, o misija tęsiasi. Ir dar yra trečioji dalis, kurios niekas nenori įvardyti. Priežastis, kuri galbūt paaiškina, kodėl Groom Lake vis dar plečiasi. Tai ne pirmas kartas, kai dykuma slepia ginklą pakeitusi istoriją. 1955 m. balandį CGV pasirinko Groom Lake visiškai naujam šnipų lėktuvui. Atrankos komisija perskrido sausą ežero dugną, pažvelgė ir iš karto pasirinko šią vietą. Lygus ežero dugnas, uždara Nevados oro erdvė, atstumas nuo bet kurio miesto. Jokia kita vieta šalyje neprilygo šiai. U-2 buvo suprojektuotas Skunkworks Burbanke maždaug per 8 mėnesius. Tų metų rugpjūtį gimė pirmasis prototipas skridęs virš pliko ežero dugno. Iki 1956 Liepos 4. U-2
jau skraidė virš Sovietų Sąjungos teritorijos 70 000 pėdų aukštyje. Tai buvo aukščiau nei galėjo pakilti bet kuris sovietų naikintuvas ir nepasiekiama jokiai tuo metu tarnyboje buvusiai sovietų raketai. Tokiu principu dykuma veikia iki šiol. Sukurk slapta, skraidink slapta ir naudok, kol kita pusė nesužino, kad tai tikra. Galiausiai U-2 buvo numuštas virš Sverdlovsko 1960 m. gegužės 1 dieną. Sovietai pademonstravo nuolaužas ir suimtą pilotą prieš kameras. Ir štai taip programos slaptumas baigėsi. Tačiau tuo metu Jungtinės valstijos jau buvo 4 metus vykdžiusios žvalgybinius skrydžius virš sovietų bazių. Nuotraukos, kurias parvežė U-2, pakeitė tai, ką Amerikos planuotojai žinojo apie sovietų pajėgumus. Kubos raketų krizė įvyko 1962 metais. U-2 užfiksuoti vaizdai tiksliai parodė, kur buvo sovietinės raketos ir kaip jos buvo išdėstytos. Žvalgybinė informacija, kurią surinko šis orlaivis, 1000 kartų atpirko visos programos kainą. Ir tai buvo tik pradžia. Kitas orlaivis, pakilęs iš šios dykumos, ne tik skraidė virš Sovietų Sąjungos teritorijos, jis metė jiems iššūkį, ką nors dėl to padaryti. SR-71 Juodasis strazdas pirmą kartą pakilo 1964 metais. Jis skrisdavo maždaug 2200 mylių per valandą greičiu, daugiau nei 85 000 pėdų aukštyje. Tai leido jam skristi aukščiau nei bet kuris sovietų perėmėjas ir už visų tuo metu naudojimų zenitinių raketų ribų. Per visą šaltąjį karą SR-71 vykdė žvalgybinės misijas virš uždraustų teritorijų ir grįždavo su nuotraukomis dar prieš tai, kai kas nors ant žemės spėdavo sureaguoti. Sovietai bandė. Per visą SR-71 tarnavimo laikotarpį į jį buvo paleista daugiau nei 4000 raketų, tačiau ne viena nepataikė. Inžineriniai sprendimai, reikalingi sukurti tokį greitą orlaivį, buvo beveik tyčia absurdiški. Aliuminis lydosi, esant SR-71 greičiui. Todėl fiuzeliažas buvo pagamintas iš titano. Didžioji jo dalis, ironiškai, buvo gauta iš Sovietų Sąjungos per fiktyves įmones. Skrydžio greičiu išorisin paviršius įkaisdavo iki daugiau nei 500 laipsnių pagal Fahrenheitą. O visas fiuzeliažas pailgėdavo keliais coliais. Kuro bakai buvo suprojektuoti taip, kad žemėje tekėtų. Jie užsandarėdavo tik tada, kai metalas išsiplėsdavo aukštyje. Lėktuvas buvo tyčia sugadintas, kol pasiekdavo tokį greitį, kad pats save sutaisytų. Daugelį metų jis liko įslaptintas. Sovietai žinojo, kad jų oro erdvėje kažkas yra. Jie galėjo pakankamai tiksliai sekti jo radaro pėdsaką ir paleisti į jį raketas. Jie tiesiog negalėjo jo pagauti. Jie negalėjo jo sustabdyti ir negalėjo viešai pripažinti, kad užsienio lėktuvas laisvai veikia virš jų jautriausių objektų. Kai programa tapo vieša, ji jau buvo atlikusi 100 misijų. Surinkta žvalgybinė informacija formavo Amerikos strateginį planavimą 2 dešimtmečiams. U-2 įrodė, kad dykuma gali paslėpti ginklą. SR-71 įrodė, kad gali paslėpti tokį ginklą, kuris priversdavo priešą atrodyti bejėgiu, kol viskas vyksta. Nematomumo revoliucija prasidėjo šioje dykumoje. Tačiau dykuma to nepadarė viena. Visi šie orlaiviai U-2, SR-71, vėliau sukurti lėktuvai, buvo sukurti tos pačios organizacijos, veikusios pagal tas pačias taisyklės tame pačiame pastate. Palmdale, Kalifornijoje, maždaug valanda kelio nuo bandymų poligonų, kur pirmą kartą kilo baigti orlaiviai, ji vadinama Skunk Works, pažangių Lockheed projektų padalinys. Kellys Johnsonas vadovavo jam nuo 1940-ųjų, vadovaudamasis filosofija, kuri iš esmės nepasikeitė. Maža komanda, ypatingas slaptumas, tiesioginė prieiga prie bandymų įrenginių ir inžinieriai turintis pakankamai įgaliojimų priimti sprendimus, neatsiklausdami leidimo. Jokios komisijos, jokios ilgos tvirtinimo grandinės ir jokių viešų pranešimų. U-2 nuo projektavimo užduoties iki pirmojo skrydžio užtruko 8 mėnesius. 8 mėnesius. Po to sekė SR-71, tada Have Blue, tada F-117 ir galiausiai F-22. Skunk Works vis dar egzistuoja. Ji vis dar yra Palmdale mieste ir ji vis dar yra įslaptinta. Ten šiandien dirbantis inžinieriai buvo apmokyti inžinierių, kurie dirbo ankstesnėse programuose. Institucinės žinios neišeina į pensiją kartu su žmonėmis, jos perduodamos toliau. O reikalingos bandymų patalpos, kad ir ką jie šiuo metu kurtų, vis dar yra tame pačiame dykumos regione, kuriame visada buvo. Dykuma suteikia tam tinkamas geografinės sąlygas. Skunk Works suteikia metodą. Šis derinys veikia be pertraukos jau 80 metų. Tai jau ne programa, tai sistema. O sistemas daug sunkiau atkartoti nei pastatus. Lockheed Have Blue. Demonstracinis lėktuvas pirmą kartą pakilo Groom Lake 1977 metais, o vėliau sudužo. Pirmasis prototipas sudužo 1978 metų gegužę. Antrasis prototipas po jo pakilo 1979 liepą. Tas pats rezultatas. Tuo metu programa neturėjo nei vieno skraidančio orlaivio. Nebuvo įrodyto veikimo koncepcijos, o Skunk Works komanda ką tik buvo sunaikinusi abu bandomuosius aparatus. Nematomumo koncepcija niekada nebuvo pademonstruota operaciniu mastu.
Dvi avarijos per 2 metus dykumoje, apie kurią niekam nebuvo leidžiama kalbėti. Bet kur kitur programa būtų tuo ir pasibaigusi. Tačiau oro pajėgos tęsė darbą, jie siekė gauti duomenų. Abiejų orlaivių jutikliai užfiksavo viską paskutinėmis sekundėmis prieš susidūrimą. Ką darė orlaivio konstrukcija, kaip elgėsi radaro atspindys esant apkrovai, kas sugedo ir kokia tvarka. F-117, kuris 1991 metais praslydo pro Bagdado oro gynybą, buvo sukurtas nepaisant tų avarijų. Jis buvo sukurtas būtent dėl jų. Kinija gali pastatyti bandymų bazę greičiau nei Jungtinės valstijos. Ji negali susikurti dešimtmečio dokumentuotų nesėkmių patirties ir iš jos išgauti inžinerinių pamokų. Kiekviena avarija šiame dykumos poligone papildo archyvą. Nieko neišmetama. Joks statybų biudžetas negali atkartoti šio pranašumo. Po kelių metų lėktuvas, kuris tapo F-117 Nighthawk, kilo iš tos pačios ežero dugno aikštelės. 1983 metais JAV oro pajėgos jau turėjo veikiančius slaptumo lėktuvus Tonopah bandymų poligone ir beveik niekas apie tai nežinojo. Metų metus įgulos buvo vežamos autobusais į saugomas teritorijas, skraidė beveik tik naktimis ir veikė visiškos slaptumo sąlygomis. Tai buvo taip efektyvu, kad Pentagonas oficialiai pripažino F-117 tik 1988 metais. Tuo metu lėktuvas jau buvo 5 metus aktyvioje tarnyboje ir atliko 100 skrydžių. Visa slaptųjų lėktuvų eskadrilė egzistavo dar prieš tai, kai visuomenė sužinojo, kad šis naikintuvas yra tikras. Tada prasidėjo operacija Dykumos audra. Pirmąją karo naktį F-117 lėktuvai praslydo pro vieną tankiausių oro gynybos tinklų žemėje ir smogė taikiniams Bagdade, nepraradę ne vieno lėktuvo nuo priešo ugnies. Irako radijo operatoriai susidūrė su problema, kurios nenorėtų patirti jokia kariuomenė. Jie bandė gintis nuo ginklo, apie kurį beveik nieko nežinojo. Tai ir buvo tikrasis pranašumas. Jungtinės valstijos ne tik sukūrė slaptumo technologiją, bet ir pakankamai ilgai ją laikė paslaptyje, kad galėtų ją panaudoti. Kai Amerikos varžovai suprato, kas buvo sukurta Nevados dykumoje, ši technologija jau buvo pakeitusi kovos taisyklės. Čia taip pat buvo išbandytas Predator bepilotis orlaivis. General Atomics pirmąjį jį išbandė 1994 metais Liepą iš El Mirage aerodromo Mohavės dykumoje. Lygio žemės plotai platesnėme Nevados komplekse ir leido tai padaryti. Inžinieriams reikėjo vietos, kur būtų galima išbandyti nuotolinio valdymo ryšius tokiu atstumu, kokio jokia kita vieta negalėjo saugiai suteikti. 2001 metais Predator jau vykdė kovinės misijas virš Afganistano. Kinija nieko panašaus nebuvo įvedusi į tarnybą iki 2014 metų. Tai suteikė Jungtinėms valstijoms daugiau nei 20 metų neginčijamo dominavimo šioje technologijoje, kuri nuo to laiko pakeitė karo eigą nuo Irako iki Jemeno ir Ukrainos. Šiuo metu šis dėsningumas yra per daug nuoseklus, kad būtų tik sėkmė. Dykuma nėra tik vieta, kur šie ginklai tiesiog išbandomi. Būtent ji ir leidžia juos išrasti. Kad ir kas būtų naujuose Groom Lake angaruose, tai dar neatrodys kaip galutinė forma. Statybų laiką galima nustatyti pagal komercinius palydovinius vaizdus, bet svarbiausia yra pats orlaivis. Jis niekada nepasirodo. Oro pajėgos dešimtmečius sprendė žvalgybos iš viršaus problemą. Slaptieji takai slepia judėjimą žemėje. Skrydžių tvarkaraščiai keičiami pagal palydovų praskridimus. Atskiri objektai leidžia manyti, kad vienu metu vykdomos kelios programos. Iš kosmoso galima matyti tik išorę, bet ne tai, kas viduje. Ir tai yra riba, su kuria susiduria visos užsienio žvalgybos tarnybos. Jie visi yra apriboti tais pačiais 3 dalykais – kampu, raiška ir laiku. Svarbiausia informacija niekada nepatenka į kadrą. Tai keiščiausia dalis. Šalys, kurioms labiausiai reikia sužinoti, kas statoma Nevados dykumoje, mažiausiai gali tai išsiaiškinti. Ne todėl, kad jie neieško, o todėl, kad po 86 metų tobulinimo sistema buvo sukurta juos pergudrauti. Šiuo metu užsienio šnipai neturi jokio supratimo, kas yra angaruose. Jie neturi jokio supratimo, kada orlaivis pakils, ką jis darys, kai pakils, o kai jie tai išsiaiškina, jau būna per vėlu. Orlaivis jau būna pradėtas naudoti, o kūrimo darbai jau būna perėję prie kito projekto. Nėra jokių įrodymų, kad šis atotrūkis greitai sumažės. Priežastis ta, kad tikrasis pranašumas nėra techninė įranga, tai sukauptos žinios perdodamos iš vienos inžinierių kartos kitai. Žmonės, kurie kūrė F-117, prisidėjo kuriant B-2. Inžinieriai kūrė B-2, padėjo sukurti B-21. Daugelį komandų dirbančių prie šiandienos slaptų programų apmokė jų pirmtakai. Dykuma yra tai, kas palaiko šią grandinę gyvą. Inžinieriai visą savo karjerą praleidžia pereidami tarp tų pačių kelių objektų, kartu su savimi neždamiesi patirtį. Programos lieka oro erdvėje, kuri dešimtmečius išvengia išorinio dėmesio. Duomenys perdodami į bandymų infrastruktūrą, kuri tobulinama nuo 1945 metų, kai pirmosios užgrobtos vokiečių V-2 raketos, dalys pasiekia White Sands.
Galite išleisti milijardus naujiems pastatams. To, ko negalite nusipirkti, yra 80 metų nenutrūkstamos patirties. Ir tai mus sugrąžina prie šnipinėjimo baliono, kuris pradėjo šią istoriją. Ta žvalgybinis skrydis nebuvo atsitiktinis. Pekinas jį pasiuntė tam, kad sudarytų kompleksą esančių bazių žemėlapį. Kinijos šnipai iš šios kelionės kažką gavo, bet Kinija taip pat prarado jutiklių platformą. JV Mainais gavo atgautą šnipinėjimo įrangos dalį, kurią galėjo išardyti. Balionas į JAV oro erdvę pateko per Aleutų salas. Jis kirto Aidahą, o tada nuskriejo į pietus per Montaną, tiesiai virš Minuteman III šachtų Malmstrom. Kiekviena maršruto atkarpa driekėsi virš Amerikos strateginių objektų. Kinai patys pasirinko šį kelią. Jie tiksliai žinojo, kur norėjo, kad jų tikliai klausytųsi. Valstybės departamentas vėliau patvirtino, kad balionas buvo platesnės Kinijos flotilės dalis, tokios, kuris skrido virš daugiau nei 40 šalių, 5 žemynuose. Vašingtonas buvo atjungęs jautrius siųstuvus bazėse, esančiose po skrydžio maršrutu. Vien šis žingsnis parodė, kaip rimtai JAV žiūri į Pekino bandymus žvalgytis vidun. Kasdien virš dykumos praskriejantis palydovai bando pamatyti tai, kas neturėtų būti matoma. Plečiama ribojojo oro erdvė, uždengti riedėjimo takai, naujas angaras Papūs bazėje. Kiekvienas iš šių veiksmų yra atsakas į tą spaudimą. Oro pajėgos ne tik saugo esamas paslaptis, jos daro jas dar sunkiau pasiekiamas. Slaptumas saugo programas, o programos pateisina slaptumą. Šis ciklas pats save palaiko. Amerikos pietvakariuose galbūt yra didžiausia nematomo darbo koncentracija JAV istorijoje. Ištisas kartas 10 000 darbuotojų praleido visą savo karjerą programuose, apie kurias niekada negalėjo kalbėti. Orlaivius, kurie pakeitė karo veiksmus, kūrė žmonės, kurių vardai niekada nepasirodė laikraščių antraštėse ir dažnai taip ir nepasirodys. Kariniai pranašumai, kurie apibrėžė Amerikos šimtmetį, buvo sukurti šios darbo jėgos. Kitas didelis karas gali būti nulemtas jau pirmosiamis dienomis. Oro pranašumas nulems viską, kas vyks toliau. Svarbiausi orlaiviai gali būti ne tie, apie kuriuos visuomenė žino šiandien. Jie gali būti tie, kurie stovi angaruose, kurių oro pajėgos vis dar atsisako pripažinti. Jungtinės valstijos jau daugiau nei 10 metų neįvedė į tarnybą naujo pilotuojamo oro pranašumo naikintuvo. Kita kartos oro dominavimo programa turėtų tai pakeisti. Ataskaitos nuo 2020 metų rodo, kad prototipas jau slapta skrido iš kažkurio Nevados komplekso. Kitos šalis gali įsigyti pažangių naikintuvų. Saudo Arabija tai padarė. Jungtiniai Arabų Emiratai tai padarė. Pietų Koreja tai padarė. Tačiau jie negali sukurti visiškai naujos ginklo kategorijos anksčiau, nei kas nors kitas sužino apie tokios kategorijos egzistavimą. Niekur, kur nėra tokio paties geografijos, pramoninės bazės ir institucinių žinių derinio ir toks pat saugomas oro erdvės plotas. Virš galvos praskrenda palydovas. Jis užfiksuoja sausą ežero dugną, kelis angarus, kilimo ir tūpimo taką, šiek tiek ribojamos oro erdvės. Vaizdas atrodo nieko neišsiskiriantis, o jį peržiūrintis analitikas nieko neranda. Ir būtent tai yra esmė. Ta pati sistema, kuri šaltojo karo metu slėpė revoliucinius orlaivius, veikia ir šiandien. Slaptas oro pajėgų biudžetas dabar viršyje $30 milijardų per metus. Didelė dalis tų pinigų dingsta šiame dykumos plote, finansuodama objektus, programas ir orlaivius, kurie lieka paslėpti nuo visuomenės akių. Ir štai kur tikroji pamoka. Vertingiausias dalykas Nevados dykumoje niekada nebuvo orlaiviai, tai gebėjimas juos kurti slapta. Kai viena programa atskleidžiama, kita džiau skraido už dar vieno saugumo sluoksnio. Taip yra jau daugiau nei 86 metus. Ir jei tai vis dar veikia, tuomet oro galios ateitis tikriausiai yra tai, ko mes dar nematėme. Tačiau tai jau mus matė. Ačiū, kad šiandien buvote kartu su manimi. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, prašau užsiprenumeruokite ir įjunkite pranešimus. Tai tikrai turi reikšmės. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą MapPack laidoje.